Dažnas klausimas po tapybos sesijos būna kunigūno, kaip susitvarkyti paletę, ką daryti su teptukais ir taip toliau. Tai jeigu lieka skiediklio, mes teptuką išplauname, gerai nuvalome, galime jų ir makaluoti, nes sesija yra kaip ir baigta, ar ne? Jeigu mums jo lieka, mes galime jį užsipilti ir ant paletės ir su skudurėliu labai gražiai išsivalyti. Arba šitam valymo metodui naudoti šlapias servetėles, kurios yra prisotintas įvairių aliejų ir puikiai išsivalo. Indelį nuo skiediklio irgi siūlau išsivalyti iki kito karto, kad jisai būtų švarus ir tvarkingas. Vis dėlto tapyboje, kad ir kokia jinai yra nešvari, turi būti tam tikra higiena, norint laikyti tam tikrą švarą ir malonumą. Tai vat, o teptukus reikėtų išsiplauti su ūkiniu muilu labai gerai arba su specialiais mulais skirtais teptukų plovimui po aliejinės tapybos.